Ar kada nors susimąstai, kodėl neužtenka tiesiogiai prašyti Dievo atleidimo? Kodėl Jėzus norėjo, kad nuodėmių atleidimas vyktų per išpažinties sakramentą ir kunigo tarnystę? Šiandienos Evangelija padeda mums suprasti šią labai svarbią mūsų tikėjimo tiesą. Petras prieina prie Jėzaus ir užduoda labai konkretų klausimą. Kiek kartų turiu atleisti savo broliui? Ar net iki 7 kartų? O Jėzus atsako netikėtai, ne 7, bet 77 kartus. Taip viešpats parodo, kad Dievo atleidimas neturi ribų. Dievas nepavargsta atleisti, jis nekeli sąlygų ir neskaičiuoja skolų. Jis visada atleidžia, tačiau šis atleidimas negali likti uždaras mumyse. Jis turi plysti, duoti vaisių ir pasiekti kitus. Norėdamas tai paaiškinti, Jėzus pasakoja palyginimą apie tarną, kuriam buvo atleista milžiniška skola, bet kuris vėliau atsisakė atleisti labai mažą skolą savo bendratarnai. Šis palyginimas parodo, kad atleidimas nėra izoliuota ar individualistinė tikrovė, tarsi tai būtų tik tarp Dievo ir manęs. Egzistuoja tikra atleidimo grandinė. Dievas man atleidžia, aš esu atnaujinamas ir esu kviečiamas atleisti kitiems. Būtent tai mes meldžiamės į Tėvę mūsų, kai sakome, atleisk mums mūsų kaltės, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Atleidimas, kurį gauname iš Dievo, yra susijęs su atleidimu, kurį suteikiame savo broliams ir seserims. Tai nėra vien vidinis veiksmas, bet tikrovė apimanti visą bendruomenę, visą Kristaus kūną. Jeigu nuodėmė žeidžia ne tik mano asmeninį santykį su Dievu, bet ir bažnyčia, kuri yra Kristaus kūnas, tuomet atleidimas taip pat turi būti išgyvenamas ir švenčiamas toje pačioje bažnyčioje. Todėl Jėzus įsteigė atgailos sakramentą. Išpažintyje mes prašome Dievo atleidimo, bet tai darome konkrečių, matomų ir sakramentinių būdų bažnyčios akivaizdoje, kurie atstovauja kunigas. Kai kunigas suteikia išrišimą, jis neatleidžia savo vardu. Jis veikia bažnyčios tarnystėje. Atleidimas ateina iš Dievo, yra Kristaus kryžiaus vaisius, bet yra teikiamas per bažnyčią, kuri yra šio gailestingumo įrankis. Kaip Jėzus norėjo pasitelkti žmonės Evangelijai skelbti, Eucharistijai švęsti ir krikštui teikti, taip pat jis norėjo pasitelkti žmonės nuodėmių atleidimui perteikti. Tiesa, išpažintis nėra lengva. Ji nepatogi ir žeminanti ir niekas nemėgsta atskleisti savo silpnybių. Tačiau šis nusižeminimas yra gydantis. Kai turime garsiai ištarti savo nuodėmes, aiškiau suvokiame, ką padarėme. Nuodėmė yra dvasinė tikrovė ir dažnai mes ją sumenkiname, pateisiname arba greitai pamirštame. Išpažintis pastato mus tiesoje apie save Dievo akivaizdoje. Be to, išpažintis skirta ne tik nuodėmei ištrinti, bet ir suteikti tikrą bei konkrečią malonę. Todėl svarbiausia išpažintyje nėra nuodėmė, kurią išpažįstame, bet malonė, kurią gauname. Ten Dievas mūsų viduje gydo, stiprina, grąžina ramybę ir suteiko ne tik su juo, bet ir su bažnyčia. Todėl nebijok artintis prie klausyklos. Tai ne pasmerkimo teismas, bet tikrasis dieviškojo gailestingumo teismas. Nors tai žeminantis dalykas, išmok mylėti šį sakramentą. Būtent šis atleidimas palaiko mus krikščioniškame kelyje, pakelia mus, kai krintame ir daro mus tikrais dangaus tėvo vaikais, kuris niekada nepavargsta atleisti. Tegul Dievas tave palaimina ir suteikia tau nuolankią, pasitikinčią ir visada jo gailestingumui atvirą širdį.